Sveiki, brangus draugai, su jumis Algimantas Jankevičius ir podkastas 5 minutės. Viešpaties sandoros skrynia buvo svarbiausia šventyklos dalis. Tai buvo, jeigu taip galima pasakyti, medinė skrynia, išklota grynu auksu, kurios dydis buvo apie 125 cm ilgio, 75 cm pločio ir tiek pat aukščio. Jos viduje buvo saugomas akmeninės sandoros plokštės su 10 įsakymų užrašytais viešpaties ranka. Iš viršaus ji buvo uždengta dangčiu, kuris buvo pagamintas iš aukso, ant kurio skulptūriškai buvo pavaizduoti kerubai iškilę virš dangčio malonės sosto. Būtent virš jo tarp auksinių kerubų pasirodė viešpats kalbėdamas su Moze, o ten viešpats permaldojimo dieną pasirodė debesie vyriausiajam kunigui. Kunigų 16 skyrius. Net kunigams nebuvo leista pažvelgti į sandoros skrynią. Jei reikėdavo, pavyzdžiui, išnešti ją iš šventyklos į kitą vietą, todėl kad padangtė turėtų būti perkelta į kitą vietą, kunigai turėjo nuimti tą šydą, kuris skirdavo šventąją nuo švenčiausiosios ir juo uždengti skrynią. Tik tada jie galėjo ją nešti naudodami specialias kartis. Mes apie tai randame skaičių 4 skyriuje. Biblijoje pasakojama apie tai, kad Elio sūnus nešė sandoros skrynią iš šventyklos tuo metu, kai jie nešė ją Ben Ezerą. Klausimas, ar jie ją uždengė ar ne? Labiausiai tikėtina, kad jie ją uždengė, nes kitaip negalėtų jos pernešti nei vieno žingsnio. Tokioje pačioje būsenoje skrynia turėjo būti pas Filistinus ir tuo pačiu būdu ji turėjo patekti į Bet Šemešą. Sandoros skrynios buvimas Bet Šemešė buvo natūralus, nes tai buvo miestas, kuriame gyveno viešpaties kunigai, Arono palikuonys. Jiems buvo pavesta nešti sandoros skrynią. Tačiau užuot skrynią nugabenę į šventyklą, jie ją pastatė žymiausioje savo miesto vietoje, o tai netrukus sukėlė liūdnas pasekmes. Skrynios radimo džiaugsmas užleido vietą siaubui, nes kai kurie miestiečiai nukentėjo dėl savo smalsumo. 1 Samuelio knygoje 6 skyriuje 19 eilutėje randame tokį tekstą. Viešpats užmušė 70 iš jų. Žmonės raudojo, nes viešpats buvo ištikęs jos baisia nelaimė. Kai kurios vertimus mes rasime skirtingus nurodytus skaičius. 70 žmonių. Tai neįtikėtinas, ganėtinai didelis skaičius žmonių. Reikia suprasti, kad tais laikais miestai buvo daug mažesni nei šiandieną. Pavyzdžiui, visoje Gideono kariuomenėje, kurią sudarė 4 Izraelio giminės, arba iš 4 Izraelio giminių, buvo tik 30 000 vyrų. Teisėjų 7 skyrius. Todėl sunku įsivaizduoti, kad Bet Šemešas, vienas iš 13 miestų, kuriame daugiausia gyveno kunigai, būtų didelis miestas. Net jiems 70 vyrų reiškia daug. Gilesnis teksto tyrimas leidžia netaip dramatiškai pažvelgti į šios nelaimės mastą. Iš kurios pusės paklausėte? Žodis Elef išverstas į 1000 teisėjų knygoje 6 skyriuje 15 eilutėje, kur Gideonas pasakoja, kad jo giminė Manasų giminė yra menkiausia, tiksliau tariant silpniausia, verčiama kaip gentis arba klanas, arba giminė lietuvių kalboje parašyta. Taigi tekstas leidžia mums perskaityti, kad 70 žmonių iš 50 genčių, o greičiausiai tai yra karališkų šeimų mirė. 70 žmonių iš 50 kuniguškų šeimų mirė. Bet Šemešo vyrai klausė, kas gali stoti tarnauti viešpačiui šiam šventajam Dievui, pas ką jie eis iš mūsų. Ji išsiuntė pasiuntinius pas Kirjat Jearimų gyventojus pranešti, Filistinai sugrąžino viešpaties skrynią, ateikite ir pasiimkite ją. Kirjat Jearimų žmonės atėjo, paėmė viešpaties skrynią ir nunešė į Abinadabo namus ant kalvos. Jo sūnų Eleazarą jie pašventino rūpintis viešpaties skrynia. 1 Samuelio 6 skyrius. Daugeliu metų sandoros skrynia buvo Aminadabo privačiame name. Ji ten buvo visą Samuelio ir Sauliaus gyvenimą ir tik Dovydui įžengus Izraelio karaliaus sostą skrynia paliko Kirjat Jearimą ir Aminadabo namus. Tai, kad
nei jis, nei jo šeima jokių būdų nenukentėjo nuo sandoros skrynios, rodo, kad šie namai labai atsakingai elgėsi su Dievo sandoros skryne. Brangus draugai, jų paklusnumas atėjo iš jų suvokimo, kad jie turi reikalą su gyvuoju, amžinuoju ir šventuoju Dievu. Su jumis buvo 5 minutės ir Algimantas Jankevičius.